Sveiki! Šiandien atvažiavom aplankyti dar vieną mūsų statomą namą. Kuom ypatingas šitas namas, jis yra didesnis negu standartinis namas. Jis bus apie 250 kvadratų. Tai, ką mes matom dabar, tai yra tik tai pirmo aukšto statybos dabar vyksta. Tai dar kartą įrodo, kad sipinis namas, sipinė technologija leidžia statyti namus 200, 300, 400 kvadratų ir jokių technologinių problemų nekyla. Taip, jeigu kalbėti apie namą, ką mes matom? Mes matom pamatą. Pamatas yra polinis su monolitiniu rostverku. Toliau ant pamato užsideda, matosi, juoda hidroizoliacija ir pradedam sipo montavimą. Mediena naudojama C24 ir kitokios medienos mes nenaudojam. Sipai tai Egeris, OSB 12 mm ir neoporas. Neoporas EPS 100, EPS 70, EPS 80, kars nuo karto priklauso nuo skirtingų projektų. Sienų storis yra 274, stogo storis yra 324. Tam, kad pasiekti mums reikalingą A++ klasę, mes turim papildomai dar apšiltinti, mes šildom vatą 10 cm. Galima į polisterolių, galima ir vatą, bet esmė tame, kad vata yra gerokai geresnis garso izoliatorius. Tai mes visą laiką taip ir darom. Dar galim užėjti į vidų ir pasižiūrėti, kas ten yra viduje. Tai va, mes dabar užėjom į vidų namo ir ką mes čia matom, kuom jisai išsiskiria vėl iš kitų namų. Tai kadangi čia buvo didesni atstumai, tai yra medienos ilgis standartinis yra 6 metrai. Tai, o čia žmogus norėjo turėti biškį daugiau erdvės. Tai mes matom metalinį balkį, kurį kartu mes sujungiam su medinė konstrukcija ir dėl to turim didesnį plotą, kurį leidžiama perdengti tada. Ir visiems, kas klausinėja, ar šitas namas nebus kaip kad nuo didelio vėjo jisai sugrius. Tai reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad eina dvigubos lagės ir jų turbūt, jie stovi kas 40 cm, aš nežinau netgi kaip išmatuoti, kiek čia tonažo galima pakrauti. Tuo metu, kaip ant šito namo perdangas, buvo sudėta 2,5 tonos OSB. Tai yra tam, kad uždengti perdangą reikėjo sudėti 22 mm OSB. Ir į vieną vietą buvo sudėta 2 tonos. Ir pilnai namo konstrukcijos išnešė, jokių problemų nebuvo. Tai ar sipinis namas yra tvirtas? Jo, jis yra labai tvirtas. Dar galim truputį pasižiūrėti į sienų sumontavimą, ką aš jau ten prieš tai buvau papasakojęs, kad varžtai, sakykime, sujungimas sukasi kas 15, kas 20 cm. Varžtai turi būti cinkuoti, varžtai turi būti konstrukciniai. Tai kaip atrodo namas sipinis iš vidaus rinkimo metu, taip ir atrodo. Tai iki kito namo ir iki šito namo antro aukšto pastatymą.